Buvom dingę, žodžiu. Kiek mes buvom dingę? Savaitę atostogų pasiėmę buvom nuo garažo. Ir dabar šią savaitę biškį tingėjom važiuoti į garažą, bet jau įsivažiuojam, grįžtam su videkai, su viskuo. Ir grįžtam netuščiom rankom, grįžtam su, su šiuo aparatu. Nupirkom. Dar vieną reikalingą, nereikalingą projektą. Nereikalingą. Ar mums jo reikia? Ne. Ar mes jo norim? Jo. Tai va, tai... Jo, atvaizdi ką nupirkom. Nupirkom Mini Cooper 1.6 benzinas. Tai jo, tai nupirkom 1.6 benziniukas, Mini Cooperis, visada norėjau paturėti tokį, tai dabar ir paturėsim. Kurį laiką tikrai paturėsim. Tai jo, ne pats gyviausias, purvinas, padaužytas, palankstytas. Tai yra tų tokių lygelių, langas nedaina kažkodėl. Ai, bet takumas dabar, nu, Pajungtas. Whatever, gal masės neduoda, ką žinau. Jo, čia trūksta, nu, tokių visokių minusų yra. Jo, man tai čia yra mint, o Irmiui yra labai nepatenkintas. Labai matau, katinukai mėgo jį, nes visas nulaipytas. Nu, bet sakė, 2 mėnesius stovėjus mašiną, tai čia reikalų bus. Čia bus reikalų, aš jau pats matau. Bet, ką žinau, man tai patinka, man yra smagu, man patinka projektai. Man ar patinka juos daryti, čia yra kitas klausimas. Ne, labai, bet darau vis tiek, nes, nu, ką žinau. Taigi. Taip, o ką turim? Manualas. Manualą turim. Skysčiai mašinoj nėra niekada gerai, bet yra kaip yra. Viskas tvarkysim. Vairas toks. Visa kita. Lubos. Lubos yra paturbintas irgi. Su skobom sutrauktas. Ne, bet šiaip prikolas, kad va, berėmis. Nu, tipo, aš nesu turėjęs Cooperio, tai nežinau kaip kas. Tai jo, nu, ką žinau, standartas. Dar pridėjo vasarinės padangas. Va, veikia bagažinė, viskas čia normaliai. Pridėjo va, padangėlės. Tai, ką žinau. Nežinau, nu, mašina kaip mašina. Ne nauja, bet gera. Iš. Good ish. Tai ar lauki pradžiaus prie jos? Šiaip įdomu. Nu, man irgi įdomu. Nusiardyti ir matyti ten kiek dar blogiau. Nu tai vardink, kas blogai su jie. Priekinės kaladžių nėra, priekinių. Galinis ratas sklinėje. Vairo kolonėlė leidžia, užia. Radiatorius leidžia. ABS-as dega. Lubas reikia keisti, sėdynę persiūt, vairą persiūt. Visą kėblą tvarkyt. Stiklą reikia keisti. Variklis apsibėgęs visas. Daugiau nesugalvoju šią minutę. Bet tikrai dar yra. ABS-o dačikas, sakai? Sakai. Ai, lempas poliruot. Shadowline'ą padaryti. Čia viską, ką sakai, yra smulkmenas. Nu, iš. Valangas čia. Blemba, pirkdami nematėm. Fucking, nu. Nes čia žinom, kad keičiant langą visada šitie lūžta. Nes čia nusirda ir tada pjauna. Nu, žodžiu, pamatysit. Taip, ratukai šiaip nesakyk, neblogi. Normaliai. Nusidažys juodai, manau, bus gerai. Nusiplovus pirmą? Jo. Ne, tai jo, pirmi modai tai bus nuplauti visi. Ne, tiesiog vizualiai gal.
Nu, bet šiaip, ką turim pakapoti? Net. Turim The Mighty Mini 1.6. Šiaip aš labai žinai, kas nustebau, kad paskirstytoje esu ne bobinus. Šiaip labai nustebau. Nes Ar geriau, nežinau. blogiau, iš tikrųjų. Blogiau? Nu, tai po patikimų atžvilgių, tai blogiau, aš žinau. Bobinas patikimiau. Bet aš nustebau, kad 2-3 metų mašinai toks prikolas. Nes čia 8-9 metų mašinų bairiai. Nu jo. Taip labai atsilieka. Anyways, tai ką daugiau turim? Priekių varomą mini BMW, iš tikrųjų. Šiaip, nes kas vairuojat kregždę arba KM6, tai žinot ir atpažįstat šitą. Tikrai iš BMW paimtas. Čia išsiplėtimo bakelis, tikrai ne iš BMW, nebent stabdžių kokio rezervuaro dydžio. Nes tikrai mažiau. Šitas tikrai iš BMW, pas kregždę toks pat dabar stovi. Yra, BMW užsiuodžia biškį. Tai jo, generatorius BMW. ABS daviklių fiškas. Tai va, viskas purvina, negražu dabar. Bet man patinka. Man viskas čia mint, viskas čia gerai. Žinai, čia man priminė, žinai, tą Mighty Car Mods, tipo, tą Reelsą, tipo, kaip ten, koks ten vardas dabar? Nu, tipo, mašiną nusintam pas jį ir, tipo, this not looking good. Ir, tipo, tasai mogas, ar kaip jisai, okay, so the car was checked and he said everything is mint. Aš esu tas, kuris optimistas ir sakau, kad čia mint, sweet as a nut. Kažkaip tai man. Sweet as a nut. Sweet as a nut. Už to kandišką sakė veikia. Jo, kandišką sakė šaldo. Žiauriai gerai. Pats tas žiemai. Jo, žiemai pats gazas. Ir dar techą. Yra, nu baig meluoti mane. Gerai, 2 mėnesiai. Yra čia per akis nurašyti mašiną šiaip. Gerai. Tai, jo, bet, nu, yra. Yra reikalų. Ne, bet, nu, pozityviai irmi, nu, turėsi. Mini, palakstysi, pasivažinėsi, įsimylėsi, sakysi, nebeparduodam, nes jų per brangiai kainuoja. Tai, ne, viskas gerai. Aš žinai, kas mane sunervina, tikrai sunervina, kad chromas yra po stiklu. Nu, bet šitą lempą keisti reikia. Tai nuo irgi tas pat. Nu, tai vienos nekeis. Nu, bet tai chrom delytą reikia daryti. Neardysim. Ardysim? Neardysim. Ardysim. Chrom delytas turi būti pilnas. Ai, muzika veikia? Veikia bandinį? Veikia. Ir pipas. Nice. Bet įdomiai vietoje. Aš galvoju, kad tikrai per video. Yeah. Mygtukai. Man tai šitie, vat, prikolas. Nu, tipo. Piu, tipo. Kaip praeiskarė čia. Jo. Žiauriai. Čia bardačiokas. O tai viršūnės, turi atsidaryti viršūnės? Netikrinu. Bet čia airbagas. Tai čia airbagas. Čia bardačiokas. Jo, jai reikia išvalymo pilno. Nes labai Bet čia originalus. Originalus. Žiūrėkime, mums centų pigiau kainavo. Nu, jau pinigai, va. Ne, tai valysi mašiną, pamatysi, seneliukai, čia daugiau pinigų. Jo, sąrašas bus ilgas, ką čia reikia daryti. Jo. Nežinau, man čia vis tiek žiauriai geras. Ne, čia per kolas. Jo. Tai ką žinau, Irmis sako, gal pirmą išsimetam šiukšlės bent jau čia. Jo, reikia šiukšlės, matyt, kaip ką turim. Na jo. Nu, davai. Ir važiuojam dirbti. O, kilpas bent jau nepametėm. Man juokinga atsarginio rato lokacija. Yra po mašiną. Po dugnu. O! Donkratas yra? Yra. Ne pats geriausias, bet. Nu, bet jis yra. Bet jis yra.
Ir čia turėtum atsukti ir turėtų ratus jaučiu nukristi. Nu, kažkaip panašiai turėtų. Kažkaip tai. Bet žiūrėk, nu nesupūvė. Nu. Eik tu, čia ledas. Jin supelyjus, sukirpijus visur, va. Bet, nu, taip, viskas. Nu, bet ilgai stovėjus. Rašom ant to. Net ant ko daugiau. Nepatikrinam, šiaip ar sėdynės atsilinkė galą įlipti. Gerai, radau dar vieną klaidą. Ką? Nesifiksuoja. Jei. Jei. O, blemba, tu šau. Nu ir šitą sėdynį neatsilinkia. Nu, bet tai gal trosas koks iškritis. Gali būt. Žiūrėk, saldainį radau pavalgytą. Ne, čia tau dovon. Aplink sėdynę aš pamėginsiu atsisėsti gal. Davai. Ai, pala. Ne, čia. Seniai ne tą dariau, čia aukštis reguliuoja. Gerai, čia prieki, va. Bet neužkerpys. Zoomą reikia. Vop. Nu, jeigu kas nors taip sėdės arti vairo, tai čia vietos, kosmos. Nesimato. Va tiek vietos. Tai čia maždaug 1,20 m žmogus, jeigu sėdės. Nu, tai... Ja. Ne, šiaip visai, žinok, patogiai sėdės. Jo, ten įdomas labai tokios. Nu, tipo, rankos tai nėra kur pasidėti, bet all in all tai neblogai. Nu, tipo, galvai vietos tai belenkiai. Nu, gerai, keleivis, sėdynė maždaug taip, kaip sėdėtų žmogus. Nu, tipo, kojas įsikišus. Eik, tu žinok, įmanoma. Geresnė mašina negu galvojau. Galvojau, kad tikrai neįmanoma čia sėdėti. Nu jo, čia pelėsis ir kerpiam aukštai. Išsiaiškinu, kad gal durys neužsidaro iki galo. Nu, kiek mes čia bus easy fixas. Nu, pasustumė, nebiškai. Jo. Nejaugi. Nu, aš labai nedaug pastum, bet geriau. Geriau. Bet buvo nepriversta, tai gal dėl to dar. Gal kažkur truktelio. Ne, nepagerė. Ta pačia gerai, viršus. Gal išvyr. Biški reikės ir... Ja, čia galima. Levimus. Nope. Iš. Eik tu lygiai. Taip pat, tipo? Čiut geriau. Nu, na, maksimaliai pristumėm šitą. Laik. Bet jau senai čia realiai panašu, nes nudaužyta viskas. Jo. Bet... Eik tu geriau. Nu, Ženkliai geriau. Jo. Dabar realiai taip pat kaip panai pusė, žinai. Tai... Dai dar. Nu ir darinėjas natūraliai. Nu. Gerai. Na, aš taip pat patraukiam iš... Ar čia kažkas išlūžė, ar jaučiu, kad išlūžė.
fiksatoriai kažkokie, čia ir nesueina jisai. Ir tiesiog, tai. Klijai fiksatoriai, ne? Ką? Klijų daugiau ne fiksatorių. Jo. Suradom, kur sankabos cilindriukas, nes pats sankabos pedalas neatsileidžia čiut. Pabandysim norinti. Aiškinamas, kur sankabos skysčio rezervuaras yra. Pasirodo kartu dubliuotas su stabdžių skysčiu, kas dar visai patogiau ir lengviau. Tai ir dabar bandysim norint sankabą pamėginti. Yep. Viskas čia stovi. Tai čia bendras su stabdžiais rezervuaras, o čia... Va, čia cilindriukas, o čia norinimas. Tai, jo. Ir ką radom dar, kad norinimas baigia pliusą į fuse boxą prakirsti. Tai pačiu laiku. Pabandžiau, kaip nuostabdžius normaliai pumpuoji, tu papumpuoji, atleidi, užsuk ir tada atleidi. Jo. Nu va, pabandžiau, papumpuoji, atsukau, tau kiek ten nuėjo, išėjęs skystis, tada tu atleidai pedalą ir aš su ranka atgražinau. Bet gali būt, kad tada dabar gaunasi pilnai iš cilindriuko išstūmėm visą skystį. Gali būt ir tai. Gal biškį ir sunkesnis dabar? Aš noriu paspaust, kaip imituot, kad tu su pedalu spaudi, kad biškį patrauktų į savo tą skysčių. Bet neturiu kaip užkabinti kažko. Leisi dabar su koja pakelt. Ir viskas, daugiau ne. Prie pedalo dar, ten cilindriukas irgi hidroninis. Palys, pažiūrėk, ir ten galima orinti. Nes iš čia tai burbulas išspjauti. Blemba, net nemanau. Lyg ir nėra. Blemba, eik tu namo. Pasižiūrėk dar sykį ir pasakyk, ar nematai nieko pabėgus, ar viskas vietoj. Įdėmiai biškį ir tą pedalą pajutint. Pasižiūrėk, ar tikrai viskas vietoj. Nežinau, aš žvengčiau, jeigu čia tikrai tiek. Taip pat tą spiruoklę? Nu, matai, fiksatorius jos iškrito. Jo. Abudu. Nu. Nu jo. Ir jinai dabar slankioja, žinai, tipo laisvai ir gal tipo tiek ir te trūksta. Jo, labai logiškai skamba. Nu, aš taip manau, bent. Ir žvengčiau, jeigu tikrai juokinga, bet tipo tiek tai reikia. Jo. Realiai panašu. Nes ir patį cilindriuką pratrynę yra biškį tą šlangą. Nu, sakau, šitas pabėgęs visiškai buvo. Kitas irgi, ne? Jo, lygiai taip pat. Na, taip. Tik pamašina ar į duobę? Ne, pamašina. Kaip visą. Mechanikas davė. Būt. Važiuok, sėdi. Nu.
kol sėdynės neišims. Sam. Tai po šituo dar stovi. Ne, atšaldinu. Gali į diržą reilą remiasi. Tėčiui sakai, kad pirkom? Ne, nieks nežino, be rūtus. Net ir rūtai nesakiau, kad pirkom. Sakai, kad galbūt nupirks. Jo, važiuosim nužiūrėti. Visai, kad sėdynį išim. Realiai sėdynį išimtum, tai būtų ledas. Kodėl nesujungimą čia nesugebėjo padaryti? Čia. Nežinau, ką tau atsakyti iš tikrųjų. British engineering, kokias tau. Jie pirmą surenka apdailas, paskui sėdynės įdeda. Nu taip, kad lengviau būtų čia pat. Tai vat, kaip ir sakiau, kad... Spyruok. Quick fix. Nu, nėra labai quick, nes reikėjo pusę salono išaryti, kaip reikia. Bet susitvarkė ir dabar pedalas vietoj. Buvo net pamąstymai, kad gal blogiausiu atveju net reiks dėžę naivinėt. Nu, aš iki tiek nemačiau. Buvo pamąstymai. Ne, Bet- man tikrai nebuvo, nes aš mačiau, kad čia nesąmonė, nes bėgiai mėtėsi tvarkingai. Ne, tai dar mes kai tik svarstam pirkti. Sankabą aš svarsčiau, ne dėžį. Nu tai kad sankabą nuimti reikia dėžę. Nu taip, tas logiška. Nu taip. Vatsonai. Nu tai, ne, mes nemąstam. Mes mąstam. Dabar tu nežinojai, tai. Bet gerai, kad aš esu labai išradingas ir pasilenkiau pasižiūrėti, kad spyruoklė kažkaip ne vietoj stovi. Ir radau problemą, kad tik tai tiek ir te gali būti. Kartais durni sprendimai būna geriausi. Nes tikrai galvoju, kad negali būti, kad tik spyruoklė iš vietos iškritus. Pasirodo gali. Tai vat. Nu, tuo pačiu norinom sankabą. Dabar tikrai gerai. Nu jo, oras vis tiek sakė šiandien. Buvo čia. Jo, tai šiandienai, manau, viskas. Prisipirkom nesąmonį. Ja.